Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir tęsiu savo savaitę diagnostikų ir pasakojimo apie jas. Ir šiandien tokia labai neįprasta tema apie diagnostikas, tai kad diagnostika ir individualumas. Suprantat, kas yra, kadangi problema ir situacija būna daugiasluoksnė. Ir kai jūs ateinat pas specialistą, specialistas yra suinteresuotas, kad jūs gautumėt rezultatą. Kad jūs pamatytumėt tai, ko iki šiol nematėt. Aš suprantu, kad nuvykti pas draugę, ten išsiplepėti, išsibūti, gal ir gerai, bet ne visada kitas žmogus yra suinteresuotas, kad tu vis dėlto turėtum tai, kad nori turėti, tai vienas momentas, ne visada. Kitas momentas yra supratimas. Kai tu ateini į diagnostiką pas ekspertą, tai yra visai kas kita, negu tu nuveini pas savo draugę ar pažįstamą, kurie apie tą mažai ką nutuokia. Jeigu jau eiti pas specialistą, tai pas specialistą reikia nuveiti šituo klausimu, kuris žino, kaip viskas veikia. O diagnostikų metu, kadangi jūs kiekvienas esate labai unikalus ir individualus, tai diagnostika būtent šito vidinių dalių sustatymo yra labai unikali, todėl kad pagal jūsų situaciją vėliau duodamos rekomendacijos. Kadangi savo moksluose mes, aš bent jau praėjusi labai daug praktikų ir ant savęs ir kitiem darėme. Ir dar vienas momentas, labai daug psichologijos žinių. Ir diagnostika kai kada atrodo iš pažiūros labai lengva, bet tu matai, koks tai žmogus, tu pradedi suprasti, kaip veikia jo sistema, kaip sudaryta jo struktūra, kaip žmogus masto ir parenki patį geriausią variantą kartu su klientu, kad klientas ne tik suprastų momentus, kai kuriuos labai reikšmingus problemai spręsti, bet ir tiesiog būtų jam priimtini tie sprendimai. Nes suprantat, tu gali kaip specialistas pasakyti, padaryk tą. O jeigu jūsų vidus šiaušiasi ir prieštarauja, tai žinokit, iš sprendimo nebus. Bus kažkoks tai valdiškas pasižiūrėjimas, laiko geras praleidimas ir viskas. Diagnostika taip nesidaro. Darosi truputėlį paprasčiau, lengviau ir viskas labai personalizuota ir individualizuota. Taigi trumpai jau atskleičiau truputėlį apie diagnostiką dar plačiau. Prašau po šito video dėti laiką, parašyti asmeninę žinutę ir ateiti į diagnostiką ir vis dėlto pasižiūrėti, kas dedasi su jūsų pinigais. Taigi, su jumis buvo Ingrid ir iki rytojaus.